Vakaras, draugai, tiems labas sakau, kurie gal ką tik prisijungė tik tai prie mūsų radio stoties, su jumis radistai Justinas ir Rolandas. Giovanis pasiėmė... Motinystės atostogas. Tas pats, galvoju, sukas tarp kitko. Jo, jie daro nėštumo testus ir prižiūri šuniukus dabar, tai... How cute is that? Isn't cute at all. Klausyk, noriu aš to papasakoti, kas buvo praeitą savaitę. Papasakok man. Buvau aš tokioj laidoj. Kodėl, vadinasi? Per LNK rodo. Janutienės. Grinevičiūtės. Ex-Grinevičiūtės. Today Janutienės. Žodžiu, jo, per TV3. Nu va, žodžiu. Tai buvo aš toj laidoj ir tenais buvo toksai profesorius Donatas Katkus, kuris, believe it or not, sakė, kad uždarys ZIP-FM. Why? Po susitikimo su manim jis nutarė, kad... Tarsi jūs sėdėjote priešingose sofose. Ne, mes visiškai toj pačioj per vieną vietą sofose sėdėjom, foteliukose. Ir aš jam papasakojau apie mūsų rubriką Papistai. Nu, tiksliau, Rūta Janutienė užvedė kalbą, kad mes turėjome... Ne, nu, tai jinai, žinai, researchą savo darosi. Jūs vagis, taip, kodėl? Tai va, žodžiu, tai jinai savo researchągi pasidariusi yra. Ir jinai kaip tik, va, yra, pas mus buvo Papistai rubrika. Pas mus buvo rubrika... Galima netgi kitaip sukirčiuoti Papistai. Taip. Kaip mes pavadiname? Stringiestai, va, rubrika. Nu ir ką, ir žodžiu, tipo, gavosi... O ko jam nepatiko šitą rubriką, aš man? Nu ir jisai sako, čia ištirkavimai. Tipo, kad papukai pridengti, mesgi netgi tuos, kur buvo mums nuogus atsiuntę, taigi mes juos užblūrinom. Dėdė Katkau, palauk, kai vienas pokeliai su jumis Bobas šoka su didelė iškirpta iki pat bambos, kad net plaukai ant krūtinės matosi, tai norit pasakyti, jūs į ją nežiūrit? O ką mes kiti? Žodžiu. Mes bent jau neliečiam. Ir tada, žodžiu, gavosi, kad viskas išsivystė pokalbis į tai, kad aš pasisakiau strongly už pornografiją, jis sakė, kad reikia uždrausti iš viso internetą. Pornografiją? Tu ką žinau, nu man tai visai nieko. Jisai nori, kad uždraustų pasaulyje pornografiją. Jis taip. Kodėl? Nu, ta prasme, bent jau Lietuvoje tai tikrai uždrausti prieimą prie pornografijos, nes tai yra amoralu ir tenais, nu žodžiu, ir sakė, kad iš viso už tokias kalbas uždarys ZIP-FM. Koks baisus krikščionis. Na, aš nežinau, ar jisai krikščionis, bet kad labai jau smarkiai moralus, žinai. Tai va, aš ir sakau, kad, tipo, jisai greičiausiai... Aš šiandien ryte prabudęs... Dar vis tiki, kad nuo masturbacijos apankama. Nebijokit, aš šiandien ryte vėl išbandžiau nepankamą. Jo, aš galiu pasakyti, kad moksliniais tyrimais, kuriuos atlikau pats, išsiaiškinta buvo, kad neapankama. Mes viską ant savęs. Jo. Vagi, tai žodžiu, bet aš nežinau, nu, o vat pavyzdžiui, tu, kaip manai, parnuškė turėtų būti, nes dabar Lietuvoje yra, nu, jisai teisus, Lietuvoje parnuškė yra nelegali ir jisai, tipo, nori, kad, nu, uždrausti prieimą, nes yra, tipo, kai kuriuose islamo šalyse, pavyzdžiui, Turkijoje, neklausk kažkur žinau, bet žinau, kad Turkijoje negalima parnuškė žiūrėti. Turkijoje neprieinamas YouTube'as yra netgi. Nu va, rimtai? Jo. Jie prie YouTube'o prisijungė ten pasikeitė savo proxy serverius. Nu, per proxy, jo. Bet žodžiu, bet pavyzdžiui, Parnuškė, nu, mano galva, tai yra vienas iš puikesnių žmonijos ištverimų. Vyriškijos gal labiau taip. Nu, ką žinau, nu, bet mano galva, Parnuškė yra... Afigiena. Nu, geras daiktas. Nu, seniai, geras daiktas švelniai, tu čia pasakei. Afigienai. No. Kas gali būti geriau už gerą Parnuškės filmą? 2 geri Parnuškės filmus, tik tai. Parnuškės filmai su... kaimyno žmona. Bet gražia kaimyno žmona. Ne, nu tai aišku, ne ta. Linkėjimai. Ne Zofija. Linkėjimai. Tai va, sorry, gintai. Ne, bet pavyzdžiui, nu, man atrodo, kad Parnuškė yra gerai.